Sportininkai puslapio fanai. Šiandien aš jums noriu parodyti vieną ypatingą kokteilio receptuką. Šiam kokteiliui reikės liesos varškės 200 gramų, vieno banano, yra būtų didesnė, 2 valgomieji šaukštai avižinių dribsnių, dar vadinami herkulės, 1 kiaušinis, šaukštas valgomasis medaus, pusę litro pieno. Vietoj kiaušinio šiaip siūlyčiau naudoti proteiną, bet pas mane nebėra, tai naudosiu kiaušinio baltymą. Dabar viską supilkame į plakimo indą. Pirmai supilsiu varškę, tada supilsiu avižinius dribsnius. Po avižinių dribsnių pilsiu bananą, pieną, pusę litro. Pieną geriau irgi naudoti liesą. Na, priklausomai gal labiau nuo jūsų tikslų, norite jūs masės ar ryškumo, ir kiaušinį. Kiaušinį aš dar noriu parodyti vieną triuką, nes pavyzdžiui mano žmonai, irgi žmona daro tokius kokteiliukus, ne visada išeina gerai atskirti trynį nuo baltymo. Būna tai užima laiko. Taigi jums parodysiu tokį nedidelį triuką, kaip tai galima padaryti žymiai lengviau. Sudaušim kiaušinį ant paprastos lėkštės. Sudaužiam gražiai išpildami. Tada paimam paprasčiausią pusės litro buteliuką. Išleidžiam iš buteliuko biškį orą. Prispaudžiam prie trynio. Ir atleidžiam. Na, beveik gavosi. Neišėjo truputuką, bet manau nieko tokio. Visi esame supratot. Tikrai dažniausiai gaudytų iš pirmo karto. Tai mes ilgai supilam į plakimo indą ir šaukštas medaus. Atsiprašau, biškį jaudinos prieš jūs. Taip pat atsiprašysiu už mano balsą, biškį peršalau. Tikrai neplanavau to. Na štai, viską sudėjom, tai vyko suplakti. Plaksiu vėliau, įkelsiu vadinę nuotrauką, kaip atrodo. Skonis pasakysiu iš tikrųjų tikrai geras, patinka ir man, ir mano žmonai. Aš jį vartoju dažniausiai prieš treniruotę kažkiek laiko. Ypatingas jisai ne dėl 2 priežasčių. Pirmoji priežastis būtų tokia, kad jisai darytas namuose su meile, su gera nuotaika. Taigi dėl to jisai duoda ypatingo pumpo, ypatingai duoda masės, ypatingai duoda raumenų ryškos ir panašiai. Dėl to iš tikrųjų siūlau jį vartoti. Na, čia aišku jokas. O iš tikrųjų vienas pagrindinių būtų privalumo šito kokteiliuko, nes nuo pat jo išgėrimo pradeda organizmas savinti baltymus ir angliavandenius. Ir tai daro gana ilgą laiką. Dėl to ypatingai gerai vartoti jį prieš treniruotę, kažkur apie valandą, nes tada visą tą laiką jūsų organizmas gaudinės reikiamus baltymus ir angliavandenius. Tai manau šiandienai tiek. Subscribe, share, like, viso to nepamirškit, darykite ir tada būtinai kelsiu dar daugiau video su visokiais receptais. Na ir sakau jums iki.